Sveiki visi, ačiū už 50 prenumeratorių. Penktadienį filmavau, niekas, pusė įsirašė, pusė ne ir nesuprantu dėl ko. iPhone'as streikuoja, ko anksčiau nebuvo, nes bandant iškelti, man tiesiog nepasileidžia vaizdo įrašas. Telefone viskas gerai, bet kompiuterį kažkodėl nepasileidžia pusė vaizdo įrašų. Norėjau padėkoti dar kartą už 50 prenumeratorių. Ir ką? Pradėsim darbą ir visą statistiką pateiksiu. Jau dabar už 2 dienas reikės pateikinėti. Ir naktį pamiršau tradiciškai uždaryti savo liuką. Tikiuosi nelėjo. Šį kartą bandysim jau ne tik išsikratyti, bet ir išsisiurbti. Jau laikas. Tai galima kažką galvot. Nes jau baisu, kaip ir matyt praeitą vaizdo įrašą. Deja, bet baisu. Einam siurbt. Raudonas gražus siurbliukas, ilgas didelis kotas, nepagalvokite apie ką nors kitko, ir purvina mašina. Pavyko padaryti, iš dalies blizga, bet kai boltai tai čia per akis net per daug gerai, ir kaip visą laiką reikės dar biškai apvalyti šonus, plastikus, kad gražiau atrodytų. Ir kas svarbiausia dalykas dabar nusimato, nusiplaut mašiną. Kaip ten sakoma, reikia nufilmuoti prieš kokią baisi mašiną ir paskui po, ne? Nes tikrai yra baisi. Ant ratlankių tai baisiai nesimato, bet ant šono tai ką tu. Besėdėdamas mašinai prisiminiau vieną komentarą Facebook'e, nes padalipinau vaizdo įrašą pirmą kartą. Ir sulaukė tokio komentaro. Sako, tu darai, ką visi daro. Taip, aš darau, ką visi daro, bet kiti nefilmuoja. Tai iš dalies kam komentuot, tai ką visi komentuoja. Tokių komentarų susilaukė. Bet yra kas nedaro, yra kas nedirba. Ir jeigu kam kažkiek įdomu ar aktualu, pasižiūro. Nu ką, tradiciškai 3 žetonai. Turėtų užtekti. Pum. Ir jungiam šautuvą. Kaip ten sakė, darau tai, ką visi daro. Taip, darau tai, ką visi daro. Nuplojau mašiną. O dabar laukiam, kol tirpiklis suveiks ir plausim su vandeniu. Kad vakare būt graži, nes dirbsiu tik vakare. Prieš ir po reikia. Tai jau vaizdas gražėja, nieko nesakykit. Tradiciškai ženkliuko nufilmuojam ir važiuojam. Galvojau apžvelgti dabar, kaip tik dar neprasidėjus darbui, penktadienio rezultatus, bet gi palauksit, niekur neskubat. Tai po visko apžvelgsiu, o dabar yra 1:30 lygtais ir varysiu namo ir prisijungsiu į darbą apie plius-minus 7:30. Tad iki susitikimo. Jums aišku, tai laikas praeis greitai, kelios sekundės, o man dėja, bet 5 valandos. Grubiai. Čia likę dar nuo praeito vakaro. Ir dabar yra 5 valandos. Vis dėlto pradedu anksčiau. Padirbėsiu su pertraukom, simboliškai, nepersistengiant. Gal tik 3 ar 4 užsakymus gavau nuo to laiko, kai prisijungiau. Dabar yra 6:30, šalia Maksimos atsistojau, tai varysiu apsipirkti ir pavalgyti. Čia gal buvo prieš tai, kai pasijungiau 22 eurai, bijau sumiluoti nuo praeitos dienos, tai beveik nieko neuždirbau. Tai jungsiuos 7:30 ir toliau in reisų važiuosim. Žiūrėsim, kaip seksis vakare. Turėtų sektis gerai, nes mieste žmonių yra. Vakaras sutamsėjo, visur tamsu. Antras reisas į miestą. Žiūrėsim, kaip seksis. Jau senai vežiau žmogų su šunim. Įdomu, ar jūs vežate su šunim žmonės ar nevežat? Kokia jūsų situacija? Ties tuom, nes aš būna vežu, bet neimu ant sodinių, kad neliktų plaukų. Paprašau, kad nesodintų. O šiaip tai priekaištų tokiem dalykams neturiu. Kai nėra darbo ir kai nėra užsakymų, darbas ir užsakymai tas pats, miegoti ir valgyti užsimanai, tai galvoju, picą pasimt neįsivaizduoju. Nes kad taip savaitgalį būt liūdna, tai liūdna.
Bet vakare tai mes dabar stovim liūdna, nes tokiu metu tai mes be perstojo būna, kad važinėjom. Nu, būna tos pertraukos, bet ne tokios baisios. Bet šiandien dėja liūdnoka. Čia iš tos istorijos būna, aš jau prisikaupiau tų popierinių, o dabar tik 5 eurai. Visi pradėjo kortelėm atsiskaitinėti. Per šias 2 dienas, kol aš dirbu, aišku, tų monetų yra pasilikęs nuo praeito karto, nes grąžos reikia, bet popierinius aš išleidžiu pietums ir ar dar kažkam. Tai čia šį savaitgalį tai va tik vieną popierinį gavau 5 eurus per 2 dienas. Tai net keista, kas čia pasidarė, visi ant kortelių perėjo. Davė 50 eurų. Nu, žmonės važiuodami taksi, pasirūpinkit truputėlį smulkių. Nes gal jis dar tik dieną pradėjo, ar dar ką nors, o mano atveju tai niekas pinigų nedavė šiandien. Ir 50 eurų. Neturiu smulkių, neturiu. Nes tokiu metu šiaip jau už 50 eurų tai laisvai gali atiduoti grąžą. Bet va šiandien dėja, bet ne. Antiek nėra ką reikia, kad pasimiau kavos, pasimiau submariną. Ir dabar yra 1:30 valandos. Jaučiu baigsiu darbą tik apie 3 valandą, tai dar kavos išgersiu, kad ištempti visą tą laiką. 1:30 stovim, vaikštom, va. Atsidarė durys, negaliu įeiti, ar kaip ten sako. Čia aišku visur purvina, čia žiūrėti nereikia, bet va, tai va. Tiep lepti šonas, kad bent jau atsistoti iš mašinos. Po viso to sėdėjimo, kiek teko važinėti, tai nedaug, bet vis tiek teko. Čia prie kažkokios kitokios mašinos stoviu. Čia ir daugiau baltisų stovi, čia mūsų 3 iš viso šitą aikštelį, kur aš stoviu. Tai 2 valanda nakties ir kažkas iš mūsų kaimelio norėjo į kitą jau didesnį kaimą važiuoti. Nu tai čia valanda kelio. Tai pirmyn ir atgal, tai man būtų namie 4 valandą būčiau namie. Jau neėmiau, sakiau, kad ir prastai, bet jau tokiu metu aš jau nevažiuosiu. Nebent mintis pirma, kad viešbutį išsinuomoti kur nors ir tada užmigt nuvažiavus. Bet visumoje neapsimoka, sakiau, tas, kas mažiau uždirbo, dar yra, kas iš to pragyveno, tik tenai ir važiuoja, o aš jau kaip nors apsėsiu ir be to. Ir dar viena klientė nepasirodė, atvažiavau, laukiau ir dėja nesulaukiau. Tai va juda reikalai, prastai juda, bet juda. Čia kaip koks prakeiksmas, sakiau, nėra užsakymų. Tai kai davė 3 užsakymus į vieną tokį kaimą, kur yra vos ne 6 policininkai dideli gulintys, nes mes stengiamės į tą kaimą nevažiuoti, nes tiesiog neapsimoka. Mes geriau mieste už tą kainą brūžinsimės, negu per tuos 6 kalnelius ten važiuosim belenkiek ir gausim ten eurų daugiau. Nu tiesiog neapsimoka, visi skaičiuoja. O aš kaip tik gavau 3 iš eilės į tą kaimą, tai... Nu, bet susitaikai ir dirbi toliau. Nu, užvaigiu 2:30, užteks jau dirbti. Ir uždirbta yra 175 eurai. Atskaičiuoti reikia savaitės vidury 20 eurų uždirbau. Ten reikėjo prasiblaškyti ir išvažiavau, tai porą užsakymų padariau. Tai per 2 dienas 150 eurų, kai prieš tai savaitgaliai visi buvo per tik pat laiko 180 eurų uždirbdavau. Sekmadienį net nedirbdavau jau. Tai dabar reikės jau padirbėti ir sekmadienį, kad uždirbti tiek, kiek uždirbdavau anksčiau. Valandų net nežinau. Va, penktadienį dirbau 4 valandas ir 16, šeštadienį 7 valandas. Sekmadienį jau 2 valandas ir 25 minutės, tai palyginus mažai, kai per tiek laiko mažai uždirbta. Nu, bet nieko nepadarysi, tikėkimės, sekmadienį dasimušim. Aišku, dasimušim, čia jau juokas liko iki tiek, kiek aš noriu dasimušti.
ir būsim visi laimingi. Tai iki sekančio karto. Iki.